Labas vakaras visiems. Šiandien tik trumpai pasistengsiu pristatyti Monk klasę, parodyti patį žaidėją, jo skillus, na ir samdinį, kurį šiandien iš tikrųjų pasiėmiau, tai yra tinklėlius, tai galima apžiūrėti. Sukraftinau jam skydą, kaip nekeista, gavosi 10% MF, tai Magic Findas. Ginklą, būtent ietys jau nuo pat pradžių gavo tokią. Vienintelį, ką aš pridėjau, tai galėjau pasirinkti skylą. Ir 10 levelio dar vieną skylą galėsiu pasirinkti. Tai kaip ir apie jį tiek. Jis iš tikrųjų yra dar man didžiulė naujiena, nes net nebandęs su jo dar praktiškai, tik tai užmušiau keletą mobų. Kaip matote, Diablo 2 galima buvo dėti samdiniams, sakykime, ten armorus, galima buvo dėti kažkokius, tai šiuo atveju belieka tik tai žiedas rankaklis. Tai tokio kažkokio tai kepurė, ten šarvai, nebeliko. Kas apie Monką dabar? Šiuo atveju aš pasirinkau 3 skillus. Tai yra pirmas yra Aura Evasion. Gavo ir samdinys, 25%, dodžas, 25 teisingai. Po to skillas, su kuriuo mušu pastoviai, tai yra Deadly Reach. Jis man labai iš tikrųjų patinka, kadangi tai yra praktiškai šiek tiek range ataka vyksta ir smūgiai eina kiaurai nuo vieno prie kito pradėjo, tai jūs pamatysite. Ir užsidėjau dar skillą tokią iliuziją, kurie iš tikrųjų turi didžiulį damage'ą, bet aišku kainuoja daug spirit taškų. Šiuo atveju turėdamas 66 negaliu panaudoti, nes jam reikia 75. Pasistengiau šiek tiek sumažinti grafiką, kad šiek tiek daugiau būtų FPS-o, tai tikiuosi tai pavyks. Lago neturėtų būti tais būtis. Bandom eit prie veiksmo. You seem troubled, Templar. Why? My apologies. It pains me to see such a holy place desecrated and in ruins. As it pains me, but we will cleanse it. Čia prieš tai vietą, kurią aš čia biškį pravaliau pabandymai. Bandom eit toliau. Na, matot, buvo tikrai range ataka, kadangi stovėjo skeletinas šioje vietoje, kur mano pelė. Mano žaidėjas tiesiog tokio iš nedidelio atstumą šaudo. To yra daugiau priešų galėsim pašaudyti. Kas dar man patiko Diablo 3, jog sukūrė tokius, sakykime, jie vadinasi čempionai, kaip pastebėjau. Jie būtent renka goldą. Čia galim iškviesti. Pažiūrėk, triušis. Na, jis toks, kaip mūsų triušis lakstys. Kai iškrenta pinigai, matot, triušis nubėga ir paima. Tai neliko to seno dalyko tokio kaip rinkimas ir panašiai. Bet šioje dalyje, mano į Diablo 3, nebeliko tokio dalyko, kaip sakykime, irgi su goldu susiję, kad reikia paspausti būtinai ant tų monetų. Taip nepaimsi. Čia užtenka praeit pro šalį. Pažiūrėkit. Triušis nespėjo, aš spėjau. Netgi gauni, mačiau netgi skillą, kuris padidina yardus, būtent, kad paimsi tas monetas. O, galim skrollą, galim paskaityti istoriją. And now I wander, cursed by my once beloved king. Evil gnaws at my bones, and I cannot risk putting my beloved Tristram in danger, should I fail to contain that which tears at me. I must venture down into the labyrinth, to die alone. O, čia daugiau. Na, man, gerai šitą iliuziją iš tikrųjų damage'as yra didelis. Jeigu nemato, tai galiu pasakyti. Tai yra 452% nuo ginklo prisideda. Vienu žodžiu, 4,5 kartą didesnis damage'as nuo ginklo. Nežinau, dėl triušių ir juos galima nužudyti, tiesą sakant. Kažką tokio paneigti ir pasakyti. Taip,
dėžutės. Žiedas, man nestambu. Žiūrim. Vieną žiedą turim. Kaip man tiks? Neparodė savo inventorius. Standartiškai buteliukai tiksliau. Dabar Tome of Training yra skirti Blacksmith'ui. Būtent, kad upgrade'inti jo levelį, kad jis mums galėtų gaminti, craftinti, sakykim taip. Galėtų didesnio levelio daiktus. Pažiūrėsime craftinime. Na, rodžiu Scroll of Championai. Čia pas mus beltai. Svarbu dabar, čia yra būtent dalis. Su šitų craftinimo iš daiktų. Sakykim, dabar mes galim. Turim vienų 17, kitų 4. Na, pavyzdžiui, kažkoks čia armoras visiškai nereikalingas. Mes jį įdėžę. Ir matot, gavom vienos 18. Plus 1. Dabar Page of Training tai yra būtent panašiai tas pas, kas yra Tome of Training, tiesiog jų reikia 5 dalių, tam, kad knyga susidarytų. Tai tiek. Mėgam biškį toliau pasidaužyti. Matėt, vienu smūgiu iš 5 dėžės. Parašė 8, bet čia per 2 kartus. Vagina. Iš tikrųjų įrašinėti geros kokybės tenktis ir žaisti. Biški. Dar galingesnio kompiuterio. Ką padarysim? Ką turime? Nežinau, kaip paukštis nesilgėsio jis, bet visai normaliai. Paskiriukas prieisi. O, jis net šneka. Vaikštant reikia atsargiai žiūrėti. Pilna visokiausių tokių vietų, kur galima atidaryti. O tada jau visokiausių tai kelti iš tam. Aš jau kelis kartus jau užmušiau Leoriką. Paskutinį demo versijos šitos voto. Pats jau nematau realiai, bet užkelti levelį žiūrėti, kas geras su kitais skillais. O, radom įėjimą. You are a devout man. For the most part. Even the best of men cast shadows behind them. Our deeds will determine how great or small they shall be. Taip, tai gal tada padarom taip, trumpam grįžtum į miestą, aš pakeisiu skillus. Pamatysit. Kas dar, nežinau, gal čia tik demo versija kol kas duota, kad nebereikia scroll nešiotis būtent ten knygutės, kurių užimdavo 2 vietas ir labiausiai nervindavo, kai pamirždavot. Taip. Skillai. Galim pakeisti. Juos papasakosim, paimsim taip, kas man labai patinka. Gal dodžant čia paliekam, vai ten ne. Taip, nuimsim. Gražus, taip sakant, teleportas padarytas. Sakyčiau, 10 iš 10 mano manimų balų duodu už patį grafinį atvaizdavimą. Maintain your incantations. You will soon turn.
Simboliškas smūgis. Your magic is weakening. Kaip ir tas pats žaidėjas prieš pasisamdymą. Back to my mission. Naujose dalyse. Tiesiog naujoje Diablo 3 šitoje dalyje. Kad prieit prie boso reikės visą laiką kažkokius questus daryti, vaikščioti. Nebus to tokio, kaip senais gerais laikais, sakykime. Nusteleportini greitai, atidarai scrollą, tas įlenda, užmuši bosą, eini į kitą aktą ir panašiai. Čia jau teks biškį pamastyti. You will know soon enough. Help me find my gear. I will reward you well. Tell me, what brought you to this infernal place? I must destroy the Skeleton King. Then our aims align. Why have you come? One of our Numpler cultists dragging past this glowing pit. What made it? I've come here to find out. Not enough Labai spirit. patinka dėl to, kad matys priešai labai toli skrenda. Surasim biškį stipresnių. He's free! Come let him along! I am Cormac, warrior of the Templar Order. If it is the Skeleton King you seek, then you will have to fight your way past John Dar. There is no reason we should hunt alone. Agreed. Let us fight together. Evil cowers at the sight of just one Templar. Two will bring it to its knees. Spėju, Barbaras tai peršauk gali. Barbaro aš nekėjau. Šitą. O mūsų šitam templerį duosim. I will use this. Geras. Tiesą sakant, šitos vietos net nebuvau radęs tokios. Įdomiai. Vis kažkas naujo. I don't have enough spirit. Neapšnekėjau skillą, kurį naudoju veivas. Gal šiek plačiau parodysiu. Black magic bars our way. But the will of a Templar is stronger. You were a Templar, John Dar. How could you succumb to this cover? The cover is my brother. I need a spirit. Please forgive me. My vision was clouded by the Coven's evil magic. Betrayal can never be forgiven. 50%. Ir attack speed 35%. Thank you for your aid. I will go with you on your hunt for the Skeleton King. But there is one condition. If we find the sacred tomes of my order, they are mine. Your books have no worth to me. They are yours. Then onwards we go to fight the Skeleton King. Так, вышли на место добавил. Да, посетился сейчас скиллу. Здесь не будет условно. Когда бежать артиллерию, как трупста. Далим дал. Так, хорошо, скилл. Paliekam šitą visai smagus ir, nu, aš norėčiau iš tikrųjų Deadly Reach pasilikti. Pirmas Fest of Thunder, tai tiesiog pirminis pats skillas, kurį iš karto prisijungiau visi monkai pirmo levelio gauna. Jis yra paprastas. Tiesiog smūgiai, elektro, kaip sakant, šokas.
panašiai. Is stronger. Glory to you. Taip, dar man įdomus dalykas, pastebėjau dešinį spaudžiant Ukrainos, kai reikia miestą grįžti. Pabandom grįžti. Planą chuliganą. I tried to count how many we've killed, but I've lost track. Girdėtų, pasigirti. Irgi gerai. O šitos dalies net nesu matęs. Pesi. Tai. Įdomiai. Kadangi mes su dviem ginklais, tai mums tik tai tinka dual ginklai. Bent jau kol kas, žinau, spėjau. Nu, toliau galėsim daugiau spėjau išrasti, čia ne vienkartiniai, bent turėtų būti. Gal dėl to aš pagalvojau jums patikti, vis tiek gal šitą pasilikti. Masyvesnis. Dingo mano triušis, nežinau, ar triušis ar mirė, ar kas jam čia nutiko. Gyva, galim pakeisti pavyzdžiui. Apie šį, o jie, ir to, sugrįžta lakstys. Kaip pradėjau lošti, pirmo lygio, buvau padaręs publiką. Galiu pasakyti, per porą minučių iš karto sudarė kambarys pilnas, tai yra 4 žaidėjai ir iš tikrųjų buvo sunku žaisti, kadangi HP buvo ne tiek daug, kiek norėtųsi, o mobai vis tiek, kai tu esi be armoro, duoda damage'ą, buteliukų tu daug neturi, o faktas, kad jie turi labai daug, nu, nelabai, daugiau turi. Kai jau perėjau, kai jau pradėjau gaminti daiktus, mano visi daiktai turi vitalti, našu spėjau apžiūrėti pilnai, ką aš turiu gero. Tai dėl to, kad kiekvienas daiktas praktiškai duoda vitalti, aš pasiekiau nuo 100 iki 500 gyvybių. Manau, gerai. Taip, tai iš tikrųjų mano ginklai nėra įspūdingi, yra tiesiog prasti. Tai va, fistai mato. Increase attack speed 2%, plus 24 attack. Nieko doro. Batai, kuriuos man, jei neklistų, Nortonas paliko. Prieš tai video turėjot matyti. Kadangi stešas bendras, tai ką įdedam, tą visi mato. Tai antras ginklas čia jau gamintas, man atrodo, buvo jo. Jis 19 vitality prideda ir attack speedą dar padidina. Toliau, gamintas irgi, tai yra 10 MF, Magic Findas ir aišku, va, matau 22 vitality. Žiedai, tai nieko kol kas gero, plus 3 minimum damage, plus 1. Diržas irgi nėra didelis, lamai nėra kažkoks geras. Taip, čia jau kolegos, taip, toliau pirštinės mano. Tai yra, man atrodo, prastos, gal nežinau, net nepaminu. Šarvus irgi gaminaus, irgi va matot vitality, increase experience rewardas. Po to irgi gaminausi shoulders, irgi MF, 21 vitality, kaip sakant, vitality šitam žaidime tai yra sočiai. Na, o šitą kepurę tai išsimušiau. Kodėl aš ją laikau iki šiol? Todėl, kad kai aš panaudoju spiritą, tai nuo vieno spirito 2 HP aš atgaunu. Tai, sakykime, tie buteliukai tokie nelabai reikalingi, tiesą sakant, daras. Aišku, čia geriausia naudojant kokį nors mažesnio levelio
skillą, kadangi šitas sunaudoja gan daug spirito, tai iš karto 150 HP atgauna. Bet aš jo 2 kartus galiu panaudoti, jeigu full turiu. Nu, tai tiek čia taip trumpai. Žinau, kad šį daugiau galima parodyti. Nebent biškį padaužysiu. Slither to your death! By all means, you see that enemy over there? Susijęs su grafika, tai aš tiesiog, žinau, faktiškai nepadėjau. Senai lauktų žaidimas, man tikrai čia labai patinka. Diskutuoti, aišku, visą laiką galima. Not enough spirit. Daiktus čia reikia rinkti visus, kadangi kaip ir rodžiau, kad viskas eina į materijos praktiškai. Čia kažką įzardai gavom, bet čia aš nedraugas su nieko nesidalinu. Tai viskas tiesiog iš karto. Kiečius kažkoks. Dar vienas. Pasirinkom viską biškai. Višta kudakuoja. I need spirit. Tai gal tiesiog aš dabar padarau pauzę ir tada pačiu Leoriką, kai tai kągi, pratęsimas nuo pirmos mano dalies. Jau priėjau prie kambario, kur susitiksiu su būtent Leoriku. Sugalvojau pabandyti keletą būdų, kurių nesu bandęs. Pirmas iš jų, kaip atrodo mano mirimas. Tai kągi, žengiam. Gražiai iš tikrųjų vartai atsidarinėja, kaip matot. Pirmą mirtį. Dar reiktų, kad mirtų šitas. You will never defeat me! You were defeated the moment you surrendered to madness. Daiktus gal persikėsim iš čia. Tai ir įsmešti. Sakykim. Žiūrėsim, kaip viskas čia atrodys. Pradžiai čia iškertam.
Kaip įdomiai ant žemėlapio rodomas. Dar ant suolą uždedam. Kaip mačiau, vienas knygos žaidėjas, jisai labai gražiai gavosi. Teorikas galėtų mane užmušti. Matot, žemyn nukritau. Na, visai nieko atrodė. Tai prarado 10%. Buvo mano pirmoji mirtis, kadangi kai lošiau pirmą kartą, mačiau irgi kaip žaidėjas mirė ir tai iš tikrųjų atrodė gan gražiai, jog nukrenta į tą visą prarąją. Tai. Tuoj susidėjom daiktus visus, einam užmušim. Skills kitus biškį gal dar paimsiu ir dar parodysiu šiek tiek apie craftingą. Kolega man priminė, reiktų šiek tiek gal jums ir parodyti. Gal kas busit nematę. Good thought. Excellent. Beje, dėl buteliukų, tai jie turi cooldowną, taip. Nesidėčiai, nežinau, kas kaip naudoja, bet matot. Su buteliukais ilgai nepragyvensi. Čia jau ne Diablo 2, kaip sakant. Ką, viskas tiek, daugiau kaip ir... skillai. Aš pasiimsiu ne bombą biškį, bet pasiimsiu kas patinka labiau. Kovo. Šis... gerai. Pakartojimą padarom. Nežinau, kodėl visą laiką einu pro dešinę, einam pro kairę. Po kairę dar niekart neėjau. Čia man atrodo nebus praėjimo. Čia galbūt tik barbaras gali nušokti. Įdomu čia. Grįžu į savo vietą.
Vadinau kompanioną čempiono. Čia mano klaida buvo, blogai perskaičiau. Tikiuosi labai nepyksta. Nu va, kaip ir pirmo akto bossas, demo versija yra dead. Daiktų biškai gauni, visokiausių čia. Gal jos apžiūrim mieste. Ir tuo pačiu craftingą parodysiu. Dar prie progos, kadangi turiu keletas knygų, upgrade'insiu mūsų blacksmithą, nors jis jau yra 3 lygio. Man atrodo 3. Kolegos jau spėjo. Taip, žiūrėjau, jo, jis 3 levelio. Tai kągi, aš turiu 2 knygas, man atrodo, čia vienos užteks. Važiuojam. Nu, matot, pagražėjo vaizdelis, pagražėjo. Daiktas, nu ką. Gal dar vieną upgrade'ą padarom. Taip. Dar priminsiu galbūt, kas nežino, kadangi aš irgi iš tikrųjų net nežinojau, jog demo versijoje maksimalus yra 13 lygis. Tai dėl to daiktai, kurie yra, pavyzdžiui, čia 26 ar 14, jie visiškai yra nenaudingi mums šiuo atveju, kadangi jų neužsidėsim, kas su jais gero nuveiksim. O tik tai materijas naudosim. Pavyzdžiui, 14 levelio atrodo iš tikrųjų fainas dalykas. Rare itemas. Jam pagaminti reikia 2 fallen tūpų, kurių aš neturiu. Nebent sukraftinčiau savo batus, gaučiau spėjų 1 ir pirštinės, kadangi jie skaitosi kaip rare itemai. Na ir aišku dar porą materijų. Ir gan daug netgi reikia jų. Tai va, tai čia tiek apie armorą, galim iš ginklus trumpai apžiūrėti, irgi keletą, ką aš norėjau pasigaminti, nu, čia yra, na, va, čia, čia ne, šitas arbalesteriai, kažkur buvo kažkoks tai ginklas, kurį norėjau pasigaminti, o čia žvaigždutės, tai matom, kad naujo nesenai gavom upgrade'inus būtent mūsų blacksmithą. Tai gal kažką ir sakau sukraftinam ant tų žodžių, bet iš pradžių pasigaminkim materijų. Tai visokius man reikalingus kirbukus dedame materijos. Matot, pas mus yra 1.7, kaip 17. O, netgi gavom tūpą geras. Čia geras. Net nežinojau, kad nu to paprasto tokio itemą galim gauti. Gerai, viską galim daryti. I cannot follow you if we just stand around. Nelaimingas. Mūsų templierius, kad mes nieko nedarom. Bet ne to dabar mes čia atėjom. Gerai, tai reikia 2. Man paaukoti iš tikrųjų gaila kol kas, neturiu. Pabandykim kažką gal iš paprasto pasigavinti. Pavyzdžiui, braceris. Žiūrim į fensą. Randam property. Tai galva pasigaminam geresnį, vis tiek aš pro tą levelį užsikelsiu, čia nedaug bet to beliko. Tai va, pasižymėjom, mums rodo kiek mums reikia materijų, tai yra 9, turim 31, šiaip keistai tas apsukimas čia yra. Po to šitų reikia 3. Spinelė rodo, kad mūsų levelis netinkamas, bet kaip ir sakiau, jokio skirtumo šiuo metu. Tai spaudžiam craft ir važiuojam. Kažką gaunam. Gaunam, 9% MF, Magic Findas, 18 Vitality, 8% attack, tai sakyčiau, ką. Labai gerai. Aišku, armorą, kaip matoma, pačioj statistikai rado, kad 5% damage reduction sumažėjęs, užsidėjus jį, užtat padidės damages 1,3 ir gyvybių 72. Na ir aišku, Magic Findas, kas yra labai svarbu šitam žaidime. Ir bent jau aš bandysiu dėtis tą Magic Findą kuo didesnį, kad daugiau gal fino itemų būtų. Rare item. Tai va, tai kaip ir gal tiek. Tikiuosi, sumatysim dar. Stengsiu galbūt vėliau dar daugiau įdėti video kažkokiu tai. Jeigu kažkas jau tokio naujo pamatysiu. Tai va, tai geros nakties.